Taigi, sveiki, dabar parodysiu, kaip elgtis su programa Sam Broadcaster. Na, tai gali pasirodyti kai kam labai juokinga ir ganėtinai paprasta, tačiau naujokam matau ir manau, kad ši pamoka labai praverstų. Taigi, jūs matote prieš save programą Sam Broadcaster. Tai yra programa skirta transliuoti radiją iš savo kompiuterio į serverį ar į kitą kompiuterį. Taigi, čia yra jūsų grojaraštis, tai yra dainų sąrašas. Dainų sąrašas ir vienas dėklas bei antras dėklas. Dėklai groja paeiliui, paleidus dainą groja vienas, antrą dainą perima kitas. Na, dainas galima aišku perleisti ir palaipsniui nebūtinai baigusias groti, tačiau pagrindas yra tas sąrašas, pasijungimo visas mechanizmas, tai yra tas enkoderis ir istorija, tai yra tai, ką jūs jau grojote. Na, laikrodis gali pas jūs būti, gali nebūti, jau čia jum rinktis. Vidury matote mikrofoną. Visas mikrofono valdymas būtent yra čia, tai yra visi nustatymai jum kalbant eteryje. Na, kaip pavyzdį paleidžiame vieną dainą. Taigi, daina groja. Kada ji baigs groti, jeigu čia užstatyta Play Q arba Auto DJ, dainas programa perjungia pati. Jeigu nustatysite Manual, tai bus dainos perjungiamos tik tai būtent jūsų ranka. Dainas perjungti galima ir rankiniu būdu paspaudus štai šį mygtuką. Tai yra labai gražiai, tyliai pereinama į sekančią dainą. Taigi, pradeda groti dėklas B. Dabar trumpai apie mikrofono nustatymus. Mikrofoną, norint, kad jis girdėtų, reikia, žinoma, būtinai įsijungti. Įsijungus mikrofoną užsidega žalia lemputė. Jeigu žadate kalbėti trumpai, užtenka paspausti štai šį didelį mygtuką Press to Talk. Ir kol jis nuspaustas, jūs girditės eteryje. Taigi nuspaudus atsiranda štai šalia linija, kuri tikrai kelnojasi, vadinasi jūsų balsas yra eteryje. Atleidus, ta linija dingsta. Jeigu norite kalbėti ilgai, paspauskite Lock Talk. Tai bus nuspaudus ir atleidus užsidega lemputė ir kol jo vėl nepaspausite, jūs girdės eteryje. Tai yra labai patogu, kada žadate kalbėti labai ilgai. Na, o dabar trumpai apie mikrofono nustatymus. Nustatyti mikrofoną, žinoma, reikia pirmiau jį išsijungti ir paspausti štai Config. Config paspaudus atsidaro tokia lentelė. Jeigu norite eteryje girdėti, kada kalbate, norite girdėti pats save, pasirinkite Mixer. Jeigu norite, kad jūs girdėtų, tačiau savęs jūs nenorite girdėti, pasirinkite štai šį Encoders. Taigi dabar jūs girdės tauta, tačiau jūs savęs negirdėsite. Štai šitame plote yra nustatymas, kaip turi sumažėti garsas jum kalbant. Tai galima pasirinkti tiek muzikos sumažėjimo liniją, tai yra kreivė, ar ji sumažės tolygiai, ar ji pereis švelniai, ar galima tiesiog vos ne nukirsti. Na, patogiausia turbūt pasirinkti šitą. Tai yra laikas, per kiek nuspaudus, tai yra mikrofono mygtuką, per kiek laiko muzika pritils iki reikiamo lygio. Laiką galite reguliuoti slankiodami štai šį mygtuką. Pritilimo lygis, tai yra jum kalbant, kokiu garsu gros muzika, reguliuojamas čia. Štai tempiant muzika, tai yra lygis aukštėja ir praktiškai, jeigu yra 0, jum kalbant muzika visai nesumažės. Jeigu nusistatysite žemai, jum kalbant muzika sumažės ir liks tik 10% jos tikro garso. Taigi čia galima reguliuoti lygį. Mėlyna. Mėlyna spalva vadinasi, per kiek laiko muzika grįš atgal į savo garsą, jum atjungus mikrofoną. Tai kaip matote, galima reguliuoti net iki 10 sekundžių. Na, ar fokas kaip ir tiek. Taigi dabar groja muzika ir ji turėtų pati pasibaigus persijungti į kitą dėklą. Taigi groja dėklas A, kaip ir sakiau. Na, žinoma, aš visą tą pamoką darau nepasijungęs į eterį, kadangi į eterį pasijungti reikia naudotis būtent šiuo bloku, tai yra Encoders.
encoders ir štai pas jūs turi būti tokia eilutė. Kaip ją nusistatyti, tai yra kiekvienos radijos reikalas. Ir nustatymai visi yra štai čia. Čia visi nustatymai, kaip jau sakiau, tai yra kiekvienos radijos atskiras. Kol jų nebus, į eterį jūs nepasijungsite, aišku, galite pagroti paprasčiausiai tiesiog savo. Taigi, kas dar? Pasijungti į eterį, kada yra tokia eilutė, yra tikrai paprasta, tai yra tiesiog spaudžiant mygtuką play. Pasijungus į eterį, žinoma, jūs girdės visi. Norint sustoti, spaudžiamas mygtukas stop. Taigi, dabar dar galima, žinoma, nusistatyti muzikos equalizerį, tai yra kaip gros muzika. Na štai, čia galima reguliuoti tiek aukštus, tiek žemus dažnius. Sąrašas. Dabar apie dainų sąrašą. Tai yra jūsų sąrašas, kas gros artimiausiu metu. Ta sąrašą galima papildyti per pliusą. Tai yra, prašom pasirinkti dainas, kurias norite iš čia. Arba galima tiesiog, darius atskirą aplanką, tą dainą tiesiog įtempti. Taigi, įtempus atsiranda ta daina. Šias dainas sąraše galima ir tai yra keisti jų buvimo vietą. Ar nutempti į galą, ar padėti į priekį. Štai čia yra laikas, kada daina numatoma groti. Tai yra 9 minutės 38 sekundės. Čia yra dainos trukmė. Žinoma, ši programa skaito MP3 bei WMA formatus. Todėl, jeigu bus FLAC arba kitas formatas, ši programa vietoj laiko rodys klaustukus. Todėl, kada rodo klaustukus, ši daina tiesiog negroja. Ją prameta ir leidžia sekančią. Taipogi klaustukus rodo, kada dainos pavadinime yra rusiškų raidžių. Todėl pasistengkite, bent jau jeigu jūs norite paleisti rusišką muziką, prieš tai pasistengkite pakeisti dainos pavadinimą ir pakeisti rusiškas raides į bent jau lotyniškas ar lietuviškas. Taigi, pradžiai kol kas kaip ir tiek. Na, dar pamiršau pasakyti, kad jeigu jūs labai silpnai girdi eteryje, štai yra šis šliaužiklis, kuris reguliuoja mikrofono garsą. Mikrofono garsas yra reguliuojamas čia. Jeigu norite pasikeisti jūsų kalbėjimo greitį, paspauskite ant S raidės. Atsiranda speed. Čia kalbėsite arba galite būtent savo balsą pagreitinti arba sulėtinti. Automatiškai jis arba aukštės, arba žemės. Na, retai kada naudojamas, tačiau speedai taipogi yra tempai naudojami ir muziką groti. Taigi, paspaudus ant raidės P, automatiškai jis arba kyla, arba leidžiasi. Na štai, pademonstruokime, kaip visa tai vyksta. Taigi, sulėtėja, pagreitėja, tai yra dar tempo. Tempo ypatingai pagreitina arba palėtina muziką. Taigi, šie mygtukai yra, na tiesiog juos labai retai kada naudojam. Užtenka bent jau garsų. Garsas yra pastovus ir, kad norite nusistatyti, užtenka jums paspausti štai šį mygtuką ir garsas pats grįžta į norimą poziciją. Na, pradžiai kaip ir tiek, žinoma, papasakau tikrai ne viską, bei pamiršau pridurti, jeigu esate eteryje ir norite, kad jūs negirdėtumėt, tačiau jūs girdėtų visi kiti, yra mygtukas mute. Jį paspaudus visas semas nutyla, tačiau programa ir toliau transliuoja dainas, taipogi jūs galite kalbėti eteryje, tačiau jūs to negirdite. Tai yra labai patogu, kada reikia perklausyti dainą, kurią žadate įkelti į savo sąrašą. Na, pradžiai tiek, o kaip toliau bus matyti. Jeigu kas nors šioje pamokoje neaišku, sakykite, padarysim kitą.